Šį kartą tai noriu pasidalinti ne apie Fitline produktus, bet apie pačią kompaniją, kuo ji mane sužavėjo, kada pradėjau gilintis. Tai ši kompanija yra įsikūrusi prieš 32 metus Vokietijoje. Na ir per 32 metus nėra buvę kritimo, visą laiką tai auganti kompanija. Taip pat čia dirbantys mokslininkai ir gydytojai yra atradę ir sukūrentys į technologiją, kuri padeda mums geriau pasisavinti maistinės medžiagas ląstelių lygmenyje, pasisavinti jas tada, kada reikia ir kiek reikia. Ši kompanija turi, kas man įstrigo labiausiai, tai GMP sertifikatą, kurį teturi tik 5 procentai kompanijų gaminančių maisto papildus. Taip pat rinkodaros planas čia yra patvirtintas būtent teismo. Čia taip pat yra ir pensijų kaupimo fondas, kur kiek įdeda žmogus, tiek pat prideda ir pati kompanija. Šiuos produktus šios kompanijos taip pat naudoja ne vien tik paprasti žmonės, bet ir profesionalūs sportininkai, ką reiškia, kad produktai yra saugus mums naudoti ir taip pat, kad jie yra veiksmingi. Na, be viso šito labiausiai mane vis dėlto žavi tai jų labdaringa veikla. Šiuo metu ši kompanija remia 8000 vaikų, kuriems labiausiai stokoja pagalbos, taip pat atidarinėja ir kliniką Zimbabvėje. Taigi šis paskutinis akcentas, apie kurį paminėjau, tai labdaringa veikla mane labiausiai ir sužavėjo, nes iš tiesų, nežinau, galbūt yra ir daugiau tinklinės rinkodaros kompanijų, kurios užsiima labdaringa veikla, bet bent man asmeniškai iki šiol dar nėra buvę, kad tokią būčiau girdėjusi būtent aš nesu su tokia dar susidūrusi, tai pirma būtent kompanija ir man tai yra didžiausias pliusas.